Sveiki gyvi draugai karpininkai, šiandien sveikiname su jumis vėl iš Latvijoje esančio Balotės ežero pakrantės. Vyksta Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato antrasis etapas, trečioji diena, kuri šiandien įnešė truputėlį sumaišties rezultatų lentelėje. Vakar, kai atsisveikinome su jumis, pirmoje vietoje patogiai įsitaisė buvo Vilniaus karpininkų klubas, antroje vietoje Imperial Baits Spectrum ir trečioje Krante LT Dream Baits komandos. Šiandien ryte susvėrėme laimikį ir sportininkai apsikeitė vietomis, kurie greit sužinosite. Rytą sutinkame vėl 30-ajame sektoriuje, kuriame vakar ir atsisveikinome su broliais rankelėmis. Ten buvo tikrai nemažai pagauta laimikio ir atrodė, kad sektorius užsikūrė. Žadėjo, kad bus labai įtempta naktelė. Deja, viskas buvo kitaip ir po nakties ten randame vos 4 karpius. Truputėlį liūdesio brolių rankelių komandos narių akise, bet toks jau tas sportas. Taip, naktis buvo labai didelis viltis dedamas į naktį, bet tik sutemus turėjom 2 kibimus ir tai nepavyko ištraukti, nutrūko. O po to tamsiam paros laikė nekliovų neturėjom, tik tai prašvitus, 4 žuvytės pagavom ir viskas. Tai labai tokios nuotaikos nekokios, bet tikėkimės, kad diena pasikartos kaip vakar ir viskas bus gerai. Gretimajame sektoriuje irgi reikalai nėjo gerai. Čia žvejojantį Aiki Baits komanda taip pat ne kažkokiom nuotaikom pasitiko svėrėjus. Čia tik tai 9 vienetai laimikio, nors pasak jų turėjo būti 18. Reiškia, santykis yra 50-50 ištrauktos ir pagautos žuvies, nuo tos, kurie jau buvo traukiama į krantą, atitrūko ir pabėgo. Taip, rezultatas geras, žuvies turim daug iki šio ryto, nes šį rytį biškį apstojo kibti. O taip, daug atitrūkimų. Realiai, jeigu būtų netitrūkę, tai vietoj 9 galėjo būti ir 18. Nes realiai pusę kažkur palikom Neptūnui, atgal atidavėm. Sudėtingos sąlygos reikalauja ir nervų truputėlį, taip? Taip, reikalauja nervų. Kai trauki tą žuvį, jau atrodo čia pat netoli, parsitempi visą beveik atstumą ir ant brofkės paliekė čia. Plius dar, kai tos žuvis tokios mažytės, 1,8, 2 kilai, tai sunku su tokiom mažom kažkur ir pabėgti ir kažkur kažką pasiginti. Judame toliau ir sektoriuose lygiai tokia pati melodija, kaip ir buvo vakare. 2, 3, 4 karpiokai, net tie patys karpoholikai skėšia rankomis ir nesupranta, kas darosi. Sako, išbandė jų visus skonius ir bando atrasti kažkokią tai naują formulę, kuri padėtų prijaukinti karpius į jų sektorių. Iki Šok Lyder Sūduva komandos mes einame irgi su didelėmis lūkesčio akimis, nes vakar ten buvo vėl visiškas absoliutus nulis, jie buvo neatsidarę, bet šis rytas truputėlį linksmesnis, nes jau pagaliau pagautas pirmasis jų karpis. Deja, bet jis dar vis yra vienintelis. Sveikinam atsidarius, pagaliau tas įvyko, 4 svėrimo metu jau turit vieną žuvelę. Jau ramiau truputėlį, gal kryželis padėjo? Nepadėjau, prisekantį meškerį užkibau, bet ramumo tai čia nulis iš tikrųjų, nes vis tiek labai prastai. Kibimų visiškai neturim, net karšių ir tų nėra nieko visai jokių judesių. Nežinom, ar patys kažką blogai padarė, ar prieš tai buvę kažką padarė su sektorium. Greičiausiai, kad patys kažko netidirbom ar netrado. Nors atrodo, dėjom daug darbo, bet rezultatų niekas neduoda, kad ir ką bebandytų. Einame toliau per sektorius, ten vienas kitas karpiokas, vėl nieko naujo ir mums aišku įdomu, kaip gyvena 19 sektoriuje įsikūrę Tratatūnai ir greta jų Imperial Baits Spectrum komandos. Tratatūnai nelabai turi kuo nustebinti ir automatiškai žvelgiame į 18 sektorių. 18 sektoriuje net 18 vienetų laimikio. Fantastiškas rezultatas iš 18 sektoriaus. Čia užtrukome bene valandėlę ir jau kiti sportininkai netgi klausinėjo, kur mes taip ilgai užtrukome, nes visi stebėjosi tokia 18 sektoriaus žvejojančios komandos sėkme. Buvo užsibrėžtas tikslas ne mažiau 15, norėjome aplenkti dieninį rezultatą patį savo. Pavyko, daug labai reikėjo įdėti darbo, nes tikėjomės, kad bus dar aktyvesnė žuvis, bet nebuvo jinai tokia aktyvi. Vakar rytmetys buvo geresnis negu šiandien. Kaip su kuo tai susiję, aš nežinau, kažkoks tai žuvies aktyvumas pasikeitė, bet naktis buvo žymiai geresnė, tai vertinu gerai.
Sektoriumi esate labai patenkinti. Taip, sektoriu esame labai patenkinti. Buvo vienas iš norimųjų sektorių, kaip traukiam burtus. Tai. O žuvies dydis, ar buvo Big Fish'ų? Jo, turėjom Big Fish trečią žuvį pagavę. Tai buvo mūsų tas 13 beveik su pusę kilogramo. O šiaip visos yra tiesiog standartinė žuvis apie 3 kg 300 gramų. Rytas rytų, bet žinokit, dieną visi reikalai 18 sektoriuje sustojo. Kaip ranka nukirto, vos vienas karpiokas buvo pagautas iki 3 valandos. Nesupratome, kas įvyko, klausime komandos narių, taigi kas atsitiko. Vakar diena buvo labai gera, nuo 10 ryto prasidėjo pas mus aktyvus kibimas, tęsiasi visą dieną. Tikėjomės to paties ir šiandien, bet dėja 8 ryto jisai kaip baigėsi, taip ir dar iki šiol neprasidėjo. Galbūt šiandien šilčiau, pasikeitė vėjas, pradėjo pūsti veidą, buvo šoninis, gal tai turėjo kažkokią tai įtaką. Bet kiek žinau, tai visos komandos negaudo, išskyrus vieną kraštinį, tai stipriai neliūdime, galbūt tiesiog šiuo metu tokia yra gamta ir taip turi elgtis žuvis. Na, bet kokiu atveju žiūrint į rezultatą, jis nėra dar toks labai tvirtas, jūsų komanda ir stiprus tiek zonoje, tiek bendroje varžybų įskaitoje, taip kad, Tikrai nėra užtikrintas rezultatas. Tikrai gali tiek Brolių Rankelių komanda, tiek Aiki Baits, manau, tiek Tratatūnai tikrai gali šauti, nes turim atitraukimą 12-13 žuvų, bet kadangi dabar turim tik vieną, tai čia laisvai vakariniam svėrimui gali atsitikti taip, kad vėl viskas prasidės iš naujo. Judame toliau per sektorius gan greitai, ten žuvies nėra ypatingai daug, tai mums iš karto rūpi, kas vyksta Vilniaus karpininkų klubo sektorėje, nes jie vakar po vakarinio svėrimo buvo pirmoje vietoje. Naktinė žvejyba buvo sunkoka, tai kybo, tai nekybo. Karpiai tokie tie patys 2,5 iki 3 kg atsipurto. O situacija tai lentelė bendroji, tai ką, dar para, tai lentelė dar pasikeis. Vilniaus karpininkų klubo sektoriuje vėl nemažai laimikio, net 15 vienetų žuvies, tai atrodo, kad tai padės jiems išlikti turnyrinės lentelės lyderių pozicijoje. Ką pasakoja Danas, kuris šiandien ryte pakeitė Donatą? Jo, taip nutiko, išvažiavo Donatas, išsivežė ir sėkmę, bet aišku, rankų nenuleidžiam. Stengiamės, dirbam ir manau, kad laukia labai ilga ir labai sunki naktis tiek mums, tiek ir artimiausiams konkurentams. Intensyviai labai stebim lentelę, žiūrim, ką daro kaimynai ir aišku, bandysim nepasiduoti. kas vyksta dieną? Šeštadienio dieną? Šeštadienio diena vyksta pasikeitimai kaimyninėse sektoriuose, keičia taktikas, keičia strategijas. Mes bandom laikyti savo strategijos nedidelėmis išimtimis, kurias mums pasufleravo šitas ežeras. Kol kas neturim to rezultato, kurio norėtume, bet aš labai tikiuosi, kad tai yra tik tai trumpo laiko klausimas, kada mes vėl grįšime prie savo jau įprasto šių varžybų tempo. Taigi, kaip matote, nuotaikėlės nekokios, naktinis ir dieniniai kibimai nelabai vyksta visuose sektoriuose. Ką padarysi, visi dar vilėsi, kad ta žuvis pradės vaikščioti ir kibti. Skirtumai tarp varžovų nėra labai dideli, jeigu kalbėtume apie pagautos žuvies vienetus. Taip, pirmasis trejetukas pabėgęs jau vos ne per 50 kg į priekį, bet 50 kg patys žinote, kad karpių žūklėje nėra toksai didelis skirtumas. Jeigu bus sugauta nemažai vienetų žuvies, kad ir jinai mažai sveria. Na, o dabar laikas judėti į paskutinį sektorių, tai yra ketvirtąjį, kuriame karaliauja krante.lt Dream Baits komanda ir ji ryte pateikė savo pirmąjį siurprizą. Čia pasverime net 20 vienetų žuvies, kurios bendras svoris siekia 64 kg 700 gramų ir tai leidžia 11 kg krante.lt Dream Baits komandai pabėgti į priekį ir užimti Vilniaus karpininkų klubo poziciją pirmoje vietoje. Vilniaus karpininkų klubas smunka į trečiąją vietą. Galima pasidžiaugti, kad Imperial Baits Spectrum komanda pasižymi stabiliausių pasirodymų šiame čempionato etape ir toliau tvirtai laikosi antroje pozicijoje.
Taigi, Krantė LT Dream Baits komanda, kuri yra šių metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato debiutantai. Tai yra pirmas jų čempionatas, jie debiutuoja jame, jie niekada nedalyvavo sportinėje karpių žūklyje, jie yra visiškai naujai susikūręs tandemas ir pažiūrėkite, kaip jiems puikiai sekasi. Priminsiu, kad pirmajame etape debiutantų komandai klostėsi gan prastai ir atrodė, kad toks ir turi būti debiutantų likimas. Deja, antrasis etapas rodo visiškai priešingai ir jie pradėjo diktuoti varžybų tempą. Juolab, kad jie žvejoja čempioniškame sektorėje, kuris prieš 2 savaitės vykusime Latvijos sportinės karpių žūklės čempionate atnešė pergalę ten žvejojusiai komandai. Dieniniai įvykiai. Po svėrimo jau praėjo, sakykime, jau beveik 4-5 valandos. Kaip vyksta žvejyba? Po svėrimo pasišėrėm, palaukiam. Užėjo būrelis, pagavom 4 žuvytes ir vėl pertrauką laukiam. Na tai pietų metas. Pietų metas. Visi pietauja, tai tikėkime išlauksim. Šiaip mes kibimų pastoviai turim, būna ten porą valandų pertrauką, bet šiaip į valandą kibimą 2 tikrai turim. Tai žuvies čia yra, visa žuvis ko gero iš dešinės pusės eina, taip vis laik pro mumis praeina ir sukasi čia kažkur. Kiekis žuvies didėja, kas džiugina, tikimės ir bus toliau taip. Tai liko para, reikia tik tai gerai dirbti. Dirbti, nenuleist rankų ir tikėkimės, viskas bus gerai. Taigi, visa žuvis susverta, laikas suskaičiuoti karpiukus. Pirmoje vietoje, kaip ir minėjau, yra Krantė.lt Dream Baits komanda, kuri jau pagavo 44 karpius, kurių bendras svoris sudarė 140 kg, 780 gramų. Antroje vietoje stabiliausiai šiame etape dirbanti Imperial Baits Spectrum komanda su 133 kg ir 50 gramų bei 38 pagautais karpiais. Trečioje vietoje iš pirmosios smuktelėjo Vilniaus karpininkų klubo žvejai. Čia yra 42 pagauti karpiai, 130 kg, 725 gramai. Verta paminėti, kad 4 vietoje yra tratatūnai, žvejojantys 19 sektorėje. Čia yra 24 pagautos žuvys ir 82 kg, 775 gramai. Gan didelis atotrukis yra tarp 3 ir 4 žvejojančių komandų, tai truputėlį tratatūnams reiks pasitempti, jeigu jie nori įšokti į prizininkų trejetą. 5 vietoje žvejoja broliai Rankelės, kuriems vakar vakare tikrai puikiai sekėsi, ryte ne kažką, bet čia irgi 24 pagauti karpiai, kurių svoris vos 2 kg mažesnis nei tratatūnų kraitelėje. Tai yra 80 kg 200 gramų. Na, kol kas prognozuoti nei galime, nei drįstame, kaip pasikeis likusi para žvejybos. Liko dar 2,5, sakykime, svėrimo, dar viskas gali įvykti. Taip, kol kas pešiojasi lyderių trejetukas ir visa galiorka, kuri nori patekti link lyderių trejetuko, nes ten irgi pakankamai nedaug kilogramų jie atsilieka vienas nuo kito. Na ir svarbiausia reikia paminėti, kad jau yra pagauta 1 tona 244 kg žuvies arba 377 vienetai karpių. Na, o kalbant apie didįjį šeštadienį, kurį šlovina visi varžybose dalyvaujantys karpininkai, galime pastebėti tik tai, kad nėra taip, kaip visi norėtų. Taip, tie sektoriai, kurie gaudė jau ir toliau taip ir gaudo, tie sektoriai, kurie turėjo gaudyti, jau kažkiek apstojo ir bando ieškoti priežasčių. Na ir turime tokį pletką, kad 21 sektoriuje žvejojanti Common Carp Team užsikūrė ir pradeda vytis priekyje esančius varžovus. Kai bus, pamatysime vakarinio svėrimo metu, na, o dienos metu prabėgus per tam tikrus sektorius, jau matosi, kad tarkim, tam pačiam 4 sektorėje vyksta darbas ir jau ten laimikis toliau gaudamas, kaip ir buvo gaudamas naktį. Tie sektoriai, kurie, sakykime, naktį jau pagavo daug, truputėlį apstojo, ieškom priežasčių, kodėl. Na ir vėl pats galas, kuris iš ryto buvo kiek nuliūdęs, vėl pradėjo darbuotis. Kodėl taip yra, kad vieni sektoriai toliau lupa žuvį, o kiti yra užgesę, kaip juos užkurti, arba kokia yra teorija, ką reikia daryti, kalbiname varžybų vyr teisėją Remigijų Pupelį. Ežeras, didžiulis ežeras, žuvis turi kur migruoti,
dideli laisvos teritorijos ir aš tai paaiškinsiu tik vienu dalyku. Tiesiog žuvis migruoja. Ir kaip ir jau buvo anksčiau, kažkas buvo užsiminęs, kad ir mūsų draugai Latvijai yra kalbėję apie tai, kad labai sunku užlaikyti žuvį taške, ją sustabdyti ir ji tiesiog migruoja iš vieno taško į kitą. Ir panašu taip ir atsitinka. Kito truputėlį vėjo kryptis ir galbūt tai įtakojo, kad pradeda, kaip žvejai sako, dirbti kiti sektoriai. Nes tikrai komandos, kurios gaudė iš pradžių, pakankamai stiprus ir profesionalai sportininkai, ir kad suklystų, ten kažką padarytų, tai, kad nepataisomai žuvis pasitrauktų, tikrai aš tuo nenorėčiau tikėti, kad tai grinai dėl ežero specifikos tai vyksta, mano galva. Na ir dar vienas svarbus aspektas, be kurio sportinė žūklė yra neįsivaizduojama, tai yra fizinis pasirengimas. Ir ypač turint tokią dieną kaip šiandien. 30 laipsnių alinantis karštis, sportininkai pastoviai savo sektoriuose yra tiesioginėse saulės spinduliuose. Taigi, nenuostabu, kad ir turime jau tam tikrų pasitraukimų iš varžybų. Vienus sportininkus pakirto saulės smūgis, kitus sportininkus tam tikri vabzdžių įkandimai ir alerginės reakcijos į tiesioginius saulės spindulius. Priminsiu, kad varžybos vyksta 72 valandas ir sportininkai nepertraukiamai žvejoja sektoriuose iki sekmadienio 12 valandos. Taigi nenuostabu, kad organizmas yra stipriai apkraunamas, pergyvenami dideli krūviai, žinoma, reikia gerti pakankamai daug skysčių, saugoti save nuo saulės bei nuo įvairiausių kitokių negandų. Čia vyr teisėjas Remigijus Pupilis vėl truputėlį neš mums aiškumo. Sveikata ne geležinė. Ir jau mes esam kažkada palietę šitą temą, kad kada yra sunkiau, kai daug kibimų, daug darbo, ar vis dėlto tada, kai nėra tiek daug kibimų, o sąlygos tai yra vienodos, tas karštis, kuris alina žmonės. Tai vis dėlto galima pastebėti tokias tendencijas, kad žmonės tie, kurie gaudė ir nustoja gaudyti, pas juos atsiranda tas liūdesys, vadinkim, ir čia krenta nuotaika, adrenalino jau nieks nebepaduoda, tie išvažiavimai, vadinamieji kibimai, darbas, kai reikia skubėti ir panašiai, tai tie jaučiasi labiau pavargę, o tie, kurie iš pradžių tokie buvo gan liūdni, nors dar neprivargę, bet iš šono galima stebėti ir jau lik ir privargę žmogus, dabar pakankamai pakilios nuotaikos ir atrodo, kad pasivaržybos ką tik prasidėjo. Tai tas psichologinis toks tvirtumas žmonių yra šitam sporte yra labai svarbus ir tie ištvermė irgi labai yra svarbi, kuo fizinės tos stiprybė irgi labai svarbu, nes kuo fiziškai stipresnis, tuo vėliau pavargsti, kuo psichologiškai stipresnis, tuo lėčiau palūžti ir tas, kas galvoja, kad karpinė žūklė ar aplamai žūklė nėra sportas, tai gyvas yra pavyzdys, žiūrint į tuos žmonės, žiūrint į jų veidus, ir nudirbt tą darbą, kad tai yra tikrai sportas ir sportas nesilpniems. Na ką, finišo sprintas jau prieš mus, rytoj 12 val. Sumuosime rezultatus ir išsiaiškinsime antrojo etapo nugalėtojus, bet neskubėkime, dar prieš akyje šiandienos vakarinis svėrimas, na ir ką jis mums parodė. Prasidėjo 5. svėrimas. Jau išeidami į jį žinojome, kad laukia nemažas kiekis žuvies B zonoje, o ypač netikėtai užsikūrusiame 21 sektoriuje. Niekuo iki šio vakaro nepasižymėjęs Common Carp Team duetas surado formulę apeliuojančią į karpių receptorius ir priviliojo net 23 pūstažandžius. Kukliai buvo viskas, o paskui kažkas įvyko, stebuklas. Jo, iki pietų liūdna buvo, po pietų atsitiko stebuklas. Stebuklas 24 žuvim. Vos spėjo traukti? Buvo visko, buvo ir tripletų, o vienu metu ir visos meškerės buvo. Išvažiausiu šiaip dienelį labai aktyviai darbinga, tai smagu. Tai džiaugiatės jau truputėlį ženkliau prisidėję prie savo rezultato? Tai žinoma, jo, atvažiuoji, dirbi kažką, sieki rezultato ir kaip pasiteisina, tai labai. O kaip kibimas dabar, jis vis dar toks pats intensyvus, ar jau truputėlį aprimo? Silpnėja jau dabar, dar būna vienas kitas, bet vienas kitas. Per lietų kibs geriau?
Ne ką mažiau sugauna ir B zonos pabaigoje esantys 26, 27, 29 ir 30 sektoriai. Vakarinį svėrimą paįvairina du dičkiai. Apsilankę 15 sektoriuje liudijame kovą su 12 kg sveriančiu plikiu. Dynamite Bite žūklys komandos nariai netveria džiaugsmų savo kailyje, nes šis gražuolis prilygsta net 4 vidutinio dydžio balotės karpiams. Vertingi kilogramai fiksuojami į komandos sąskaitą, o komanda kyla į 3 poziciją A zonoje. Kai jau atrodė, kad šiam vakarui tokio reginio jau per akis, 18 sektoriuje Imperial Bait Spectrum svėrimui ištraukia virš 15 kg sveriantį karpį. 15 kg, 375 gramus sverianti žuvis yra ne tik šio etapo didžiausio karpio nominacijos pretendentė, bet ir didžiausias karpis pagautas Balotės ežere šį sezoną. Plojimai komandai siunčiami ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos sportinės karpių žūklės federacijos. Tomai, šaunus pasirodymas, 5. svėrimas ir vėl Big Fishas keliauja į jūsų rankas. Nu? Kaip čia taip yra? Pakvietėt mamą? Pakvietė močiutę dabar. Mamą buvom paėmę, sakom, pakviesk močiutę. Pasirodo atėjo, nu. Dabar 15 kg, 375 gramai, dar aukščiau pakelta kartelė. Jo, jausi pašnapždėjom, kad senuką dar pakviestų. Viso per 5. svėrimą pasverta pas jūs 7 žuvys. 8. Taip. Tai kokia strategija dienos metu buvo, nes kai čia lankėmės 3 valandą, tai truputėlį atrodė vangokas kibimas. Kada jis atsigavo? Vat būtent turbūt nuo 4 valandų ir atsigavo. Tai pagavom 7 turbūt žuvis per tą laikotarpį. Arba 6, dabar tiksliai neatsimenu, nes visiškai nekybo. Vėl pasikeitė vėjas ir vėl mums davė žuvų ir vėl atėjo ta didžioji žuvis. Tai mes pavyko ją ištraukti vėl labai sudėtingai, bet pavyko. Ėjo į šonus, kaip vyko kova su žuvimi? Ėjo į tolį ir paskui prie kranto daugybę kartų bėgo į šonus. Tai vat, ilgas traukimas, tai galbūt kokių 15 minučių užtruko. Bet jau jautėsi, kad pareina didžiai? Taip, visą laiką jaučiasi, jinai svoriu eina ir... Ne taip kaip gintuose, sako, kaip malka partempė. Ne, tikrai ne taip, laukinis ežeras, tai tikrai laukinė žuvis. Tai visi pliusai laukiniam ežerui, taip? Tikrai visi pliusai. Pasvėrus visą žuvį, komanda lyderė išlieka krante LT Dream Baits, sektorius numeris 4. Sunkokai tikėjomės daugiau, bet džiaugiamės ir tiek pagavę, kiek žinom, kai kurie sektoriai mažiau gaudė, mūsų konkurentai lygtais mažiau gaudė. Bet yra ir, kiek žinom, sektorių, kurie labai daug pagavo ir virš 20 žuvų. Tai va, tikimės naktį kažkaip tai atsigriebti. Šiaip buvom neplanavę, norėjom daugiau, kad būtų tas augimas kažkokia dinamika. Bet, gerai, džiaugiamės. Imperial Bait Spectrum, 2, 18 sektorius, B zona. Jiems kilogramų deficitą pavyko sumažinti 1 kilogramu ir komandas šiuo metu skiria apie 6 kilogramus. 3 vietoje pagreitį įgavusi Aiki Bites Team, 29 sektorius B zona. Komanda iš 3 vietos į 4 išstumia Vilniaus karpininkų klubą. Taigi rezumuojame. Dienos karštyje sklidę nusivylimo komentarai virto džiugesio šypsenomis ir viltimi, kad kibimas naktį nesustos. Taigi, kaip matote, rezultatai dar gali stipriai pasikeisti. O aš dėkoju Jums, kad stebėjote šią apžvalgą. Nepamirškite ją pasidalinti savo paskyrose, sekite mus Facebook, Instagram ir YouTube kanaluose ir iki greito pasimatymo. Ate!